Sakau, vadovom, nesineškit tų tušinukų, nes va taip va būna čekų. Arba tas tokia gumytė ir tasto tą gumytę. Ir toks ting, ting, ting. Ir aš jau matau iš kūno kalbos, kad blogai yra žmogui. Tarsi jam neįdomu, kandidatas mato. Ir aš kitą kartą sakau, neimk sąsiuvinio savo, aš tų lapą A4 atnešiu. Ar ruoštis pokalbį būtina ir kaip tą reikėtų padaryti? Mano akim būtina. Apskritai apie klausimus pokalbio metu mes turime išlaikyti pagarbą. Sako, matau, pabūsiu seklys morka, ten kažkaip panašiai savai vardino. Va, matau 2 metų tarpas, tuo metu vaikiškam žurnale dirbot kažkokius čia darbus, tikriausiai vaikutis gimė. Ir atsakė kandidatė, ne, gydžiausi vėžį. Ir mes taip sėdim, ir ką sakyti. Ir dabar, ką noriu pasakyti, ne tam, kad užtirštint spalvas, bet kad suprastumėm, kiek mes nežinodami konteksto galim prašauti, jau net nekalbu, kad diskriminuoja, bet užkabinom jautrą vietą. Jau labai seniai mačiau pokalbio pradžioje, papasakok apie save. Aš labai mėgstu šitą klausimą. O aš nemėgstu. Va, dėl to aš ir mėgstu. Atpalaiduojantis klausimas žmogų. Jo, bet man tai buvo parduota. Ir aš galvoju, kas atpalaiduoja? Man stresą kelia. Ką man apie save pasakot? Šitą klausimą, kaip tu pati ir sakai, kandidatai nesiruošia atsakinėti. Ir ką tai reiškia, kad jeigu jie išpiškina kitus atsakymus paruoštus, į šitą klausimą jie atsako natūraliai. O man tai padeda, jeigu būtum gyvūnas, būtum ten žiogas, skruzdė ten ar ten koks vėžlys. Žmogus atsako, paskui sakau vadovui, kas iš to, nežinau, įdomu buvo, ką atsakys tokį klausimą. Šitie klausimai. Tai irgi, va tokie visokie, ne? Arba mes ten patį mokom, žinok, irgi neklauskit, jeigu neturit. Jo, ir ką darysit, ir ką palyginsit paskui. Tai jums geresnį žiogą ar skruzdės. Aš bent paklaus po to, o kodėl. Tai kokia čia logika, išgirsi žmogaus, ten tas darbštesnis, tas judresnis, kažką. Aš jau čia bandau pritempti. Ne. Arba nupies fantastinį gyvūną, susirenka kaip sau galeriją kandidatų, o kas su jais? Šiaip buvo įdomu, ką nupieš. Viskas, aš jo noriu, jis pats geriausias, ten forever geriausias, būna tokių, kur pasakyk, kad iš karto ne. Kai baigėsi pokalbis, mes su vadovais šnekamės, kad okei, tau labai patiko, viskas gerai, pasakyk nors vieną blogą dalyką. Kur jisai turi tobulėti? Kas yra negerai, ar ne? Nėra nei tobulų kandidatų, nei labai blogų kandidatų. Pasakėm, kad duosim atsakymą iki ir tada atsitinka gyvenimas. Kaip išvairuoti šitą situaciją, nes kandidatas jis gali, įsižeisti, supykti, nebenorėti, jo motyvacija, aišku, žemyn eina, ką daryti.